šis projektas, manau, labai naudingas meno mokyklai, kuri daugybę metų šiandien muzikinė švenčia 70-metį, yra, sakykime, vienoje lokacijoje, Marijampolėje. Ir išvykimas už jos ribų ir pamatymas, kaip gyvena šiandieninė Europa, kuo jie alsuoja, kokiam probleminiam lauke yra švietimo aktualijos, kūrybos aktualijos, verslo aktualijos, tai vienok parsiveži visas žinias į čia ir gali jas naudoti ir toliau tvariai. Nes Europa išgyveno tokį euro remonto sindromą, bet viliuosi, kad kaip šiandien esame šitoje erdvėje, kuomet grindys yra nuobliuotos ir atidengta daugiau kaip 100 metų portretas, kad jį įgaus tą visgi refleksiją su praeitimi ir daugiau niekada nepasikartos euro remontai. Tiek interjeruose, tiek žmonių galvose, tiek norėjimas atrodyti, o nenorėjimas būti. Tai šitas projektas, mano giliu įsitikinimu, buvo idėja parodyti mokytojui save kito kontekste, bei atsiverti pačiam pasauliui, būti matomam, būti komforte, įsivertinant ir suprantant, kad esame labai skirtingi ir tuo pačiu esame vienis. Šiandien kaip niekada aktualu yra atsigręžti į mūsų kultūrinį paveldą, pasisemti iš jo ne tik amato žinių, bet eksperimentuoti, rašyti savus receptus ir kurti naują meną. Meną, kuris ugdo žmogaus sąmoningumą, meną, kuris susijęs tiesiogiai su ekologija ir ugdyti žmogaus gebėjimą mąstyti tvariai ir kurti tvariai. Šiame projekte mes analizės metodų pažvelgėme į pasaulį, konstatavom, kad žmogus yra šio pasaulio dalis. Gamta, pavyzdžiui, su savo kūriniais moka susitvarkyti. Gamtoje, kas yra medis, augalai, jisai patenka į medžiagų apykaitos ratą ir gamta gyvena savo. Žmogus, tobulindamas savo gyvenimą, jisai pradėjo kurti daiktus iš visokių sintetinių medžiagų, metalų. Tai kas atidirbęs, patenka į aplinką ir jau teršia gamtą, ir gamta jau pati nepajėgia susitvarkyti. Todėl žmogui ta misija skirta įspręsti, kaip tą padaryti. Ar tai panaudoti antrą kartą, ar tai kurti kažkokias statybinės medžiagas iš tų atliekų. Ir mūsų misija buvo skleisti žinią pasauliui apie tai per meną. Žemės meno pleneras labai sutapo su Erasmus vykdomu projektu ir būtent tas kalbėjimas apie tvarumą, apie ekologiją, apie panaudojimą medžiagų. Iš tiesų, galiu tik paantrinti, jau 2 metai planuojamas vėl vykdyti projektas Žemės meno pleneras. Iš tiesų atnešė mums daug supratimo, daug suvokimo ir be abejo pačio galbūt tokio praturtinimo netgi mūsų parko. Net patys netikėjom, kiek daug išsivystė šis projektas, nes pleneras tai ne tik tai kuriamos kultūros, bet tai peraugo galbūt ir į tokias platesnės diskusijas, tiek ekologijos tema, mūsų pačių istorijos tema, kiek mums svarbus šis parkas. Daug dalykų galbūt taip susidėjo, kad tiesiog gimė ir šiais metais buvom pristatę netgi tokį ir emocinį parko žemėlapį. Ir tos visos kultūros, istorija, suvokimas, visa tai apsijungė į bendrą tokį būtent mūsų šios istorijos pažinimą.
Mūsų projektinė grupė ieškojo sąsajų tarp muzikos ir ekologijos, atsinaujinimo šaltinių. Pamatėme, kad galima muzikos instrumentą prikelti antram gyvenimui, nepaversti jo atlieką, šiukšlę. Galima jį tiesiog paversti muziejinę reikmę arba netgi vėl antram gyvenimui prikelti kaip naują instrumentą. Šiuolaikinės roko grupės naudoja daug tvarios energijos, elektros energijos savo koncertuose, į kurie net įtraukia žiūrovus, kurie tampa generatoriais, kaip elektros gamintojas jų atliekamai muzikai atlikti. Labai toks, sakyčiau, didelis yra mūsų darbas, statant tokius netradicinius projektus, tai yra ir miuziklą, ir operytę vaikams, ir operą. Na ir šitie mūsų projektai, dideli renginiai, jie pasižymėjo tuo, kad tiesiog minimaliom sąnaudom buvo išgauti maksimalūs rezultatai, tai yra turint labai nedidelį kiekį lėšų padaryti didelius tokius darbus. Taigi, kurdami scenografiją, mes jas taip pat kūrėm iš antrinių žaliavų, kaip ir čia štai už manęs yra spektaklio operytės Ežio namas dekoracijos, kurios padarytos būtent iš kartono dėžių, jas suklijavus, jas sudėsčius įvairiais rakursais ir dabar šiuo metu pasitarnauja kaip ne tik kaip puošmena salės, bet ir atstoja truputėlį ir akustikos dalykus, tai yra sugeria garsą, kadangi patalpa yra didelė ir tas skambėjimas toksai yra labai labai ryškus. Na ir pats toksai paskutinis mūsų darbas, tai yra pastatyta opera Voro vestuvės, kuriame apsijungė visi mokykloje esantys kolektyvai, muzikantai, šokėjai, dainininkai. Taip pat buvo reikalingas ir orkestras. Orkestrą sudarė mokytojai su vyresnių klasių mokiniais. Na, dar šitą operą mes dar parodysim, manau, kad ne kartą. Joje galėjo pasirodyti mokiniai ir kaip instrumentalistai, solistai. Kalbant apie dekoracijas, taipogi tokios buvo panaudojamos netradicinės medžiagos, tai yra sodo tinklai, mano minėtos jau tos tokios audinių atraižos sceniniam kostiumam. Choreografija, šokis, kaip ir visi kiti menai, taip pat turi didelę sąsają su tvarumu, nes mes šokėjai galime kartais savo šokiu pasakyti labai daug. Mes galime surasti tas temas, kurios yra labai svarbios. Mano 7 klasės mokinės surado temą, kurią jos gvildeno, kaip yra keičiami rūbai. Kaip greitai keičiasi rūbai ir kaip juos kartais reikia visgi tuos pačius naudoti. Ir mūsų šokis kalbėjo apie tai, kad visiškai galima vaikščioti su tais pačiais rūbais, juos nepirkti, nekeisti. Interaction projektas tai buvo iš tikrųjų unikali ir įdomi galimybė susipažinti su daugybė skirtingų sričių specialistų, su menininkų žinoma, ir pamatyti ir įamžinti tai, kaip menas ir tvarumas, ekologija, visa tai apsijungia į vieną. Tai teko kalbinti ir įvairius kūrybininkus, menininkus,
įamžinti jų užsiėmimus, edukacijas, kuriamą meną, atidarytas parodas ir panašiai. Tai tikrai unikalus ir, manau, svarbus šiai dienai projektas, parodantis, kad kūryba gali vesti ir į ekologijos kelią ir apskritai tą tvaresnę ir geresnę Europą.